Atsipalaiduok. Rask patogią poziciją. Atsisėsk ar atsigulk. Užmerk akis. Giliai įkvėpk. Iškvėpdama paleisk visą įtampą. Dar kartą giliai įkvėpk. Iškvėpdama pajaus, kaip tavo kūnas tampa vis sunkesnis ir sunkesnis ir atsipalaidavęs. Sutelk dėmesį į savo kvėpavimą. Įkvėpdama semkis ramybės. Iškvėpdama paleisk visus rūpesčius. Kiekvienas įkvėpimas vis labiau tave ramina. Kiekvienas iškvėpimas vis labiau atpalaiduoja. Įsivaizduok ramią, saugią vietą. Gal tai tavo mėgstamas gamtos kampelis, gal jaukus kambarys, gal pievos, o gal jūros pakrantė. Nesvarbu, kur esi, čia jautiesi saugiai ir ramiai. Pajausk, kaip tavo kūnas vis labiau atsipalaiduoja. Kojos sunkios ir atsipalaidavusios. Rankos sunkios ir atsipalaidavusios. Visas kūnas visiškai atsipalaidavęs. Dabar skaičiuosiu nuo 10 iki 1 ir su kiekvienu skaičiumi gilėsi į dar didesnę atsipalaidavimo būseną. 10. Giliai atsipalaiduoju. 9. Tavo kūnas vis sunkėja. 8. Tavo mintys lėtėja. 7. Jaučiuosi vis ramesnė. 6. Visiškai atsipalaidavus. 5. Giliai atsipalaidavus. 4. Dar giliau. 3. Visiškai rami ir atsipalaidavusi. 2. Viskas aplinkui tylu ir ramu. 1. Tu esi gilioje, ramioje ir taikioje būsenoje. Dabar leisk sau prisiminti žodžius chaosas. Pajausk šių žodžių energiją. Įsivaizduok sukuriuojančią energiją pilną potencialo.
Tai pirminė būsena prieš atsirandant tvarkai ir struktūrai. Šis chaosas nėra blogas ar gąsdinantis. Tai grynas potencialas, kaip anglies grynuolis, slepiantis deimantą. Tai žaliava, iš kurios gimsta vaizduotė ir kūrybiškumas. Leiskite savo pajausti šią energiją savo viduje. Tai natūrali būsena. Būsena be proto interpretacijų. Būsena, kurioje slypi nušvitimas. Suvok, kad sumaištis kyla, kai protas bando interpretuoti šią pirminę būseną. Kai protas nustoja mąstyti, sumaištis išnyksta. Atsiveria tikroji būties prigimtis. Tavo viduje dega šviesa. Tai tavo vidinė sąmonės prigimtis. Ji visada ten buvo. Kartais paslėpta, bet visada esanti. Leisk tai šviesai spindėti. Leisk jai apšviesti visą protą ir įkvėpti tavo vaizduotę. Atsikratyk mėgdžiojimo ir sumišimo. Leisk sau būti savimi, autentišku ir unikaliu. Pajusk ryšį su visu pasauliu. Suprask, kad kolektyvinis nerimas yra laikinas. Tu gali pasirinkti pakilti virš jo, pasirinkti ramybę ir aiškumą. Tavo praeities skausmas, perduotas per protėvius ir vaikystę, gali būti paleistas. Tu gali išsilaisvinti iš jo. Pasitikėk savimi. Pasitikėk savo vidinę šviesą. Kai protas nurimsta, atsiveria švenčiausia sąmoningumo būsena. Būsena be sumaišties ir abejonių. Būsena, kurioje karaliauja ramybė ir aiškumas. Dabar prisimink žodžius. Gyvenimo menas. Pajusk jų prasmę. Suvok, kad kančia yra žmogaus patirties dalis, tačiau ji nėra galutinė realybė. Pripažink, kad protas susidūrė su skausmu, linkęs sutrikti ir ieškoti atitrūkimo. Tačiau būtent skausmo priėmimas yra raktas į transformaciją.
Įsivaizduok, kad leidi skausmui iškilti į paviršių. Nebijok jo. Stebėk jį be teisimo. Tai tarsi meditacija, leidimas skausmui būti. Suvok, kad protas nuolat atitraukia tave nuo skausmo. Tačiau kai tavo vidinė dvasia nusprendžia su juo susidurti, tu pradedi matyti proto gudrybės. Stebėk savo protą, bandantį suprasti ar išvengti sumaišties. Pajausk, kaip tavo viduje vyksta pokytis. Mąstymas atima daug energijos. Atsisakyk tikėjimo, kad protas gali tave išgelbėti ir paleisk tą energiją. Ši energija tai gyvybinė jėga, kuri trokšta augti ir vystytis. Kai ji išsilaisvina, ji pradeda veikti tavo protą, įkvėpdama kūrybiškumą ir vaizduotę. Vaizduotė tai nevaržoma gyvybinė jėga, tekanti per tavo genetiką. Ji gimsta iš sumaišties, kai ją priimi be pasipriešinimo. Leisk savo skausmui išreikšti save per meną. Tai gali būti tapyba, rašymas, muzika ar bet kokia kita forma. Svarbiausia – išreikšti ir priimti. Stebėk, kaip vyksta alchemija. Tavo kūryba seks natūraliai archetipų seka. Nuo nusileidimo į požeminį pasaulį iki šviesos išsilaisvinimo. Tavo demonai taps angelais. Vaizduotė tai imitacijos mirtis. Ji veda ten, kur dar niekas nebuvo. Išlaisvina iš protinių ir kultūrinių suvaržymų. Ji yra abstrakti, nelogiška ir laukinė. Ji kuria kirmangražus tarp pasaulių. Įsivaizduoti tai matyti ir įsivaizduoti formą, spalvą, pavidalą ir judesį. Tai sujungia vidinį regėjimą su išorinė akimi. Tavo gyvenimas tampa nebaigtu meno kūriniu. Dabar leisk sau prisiminti žodžius, nušvitusi poezija. Pajausk šių žodžių vibraciją.
Tai įsivaizdavimas be aš. Kai aš atsisako savo poreikio egzistuoti, nušvinta magija. Įsivaizduok, kaip evoliucinė jėga ištrina susitapatinimą su forma. Tavo esybę užlieja apšvieta. Tai šviesos ir supratimo pliūpsnis. Suvoki, kad yra daug dvasinės patirties rūšių. Skirtingi mokytojai kalba apie skirtingas būsenas. Tačiau visų jų žodžiuose glūdi ta pati tiesa. Svarbiausia ne klausytis protu, o klausyti širdimi. Paleiskite žodžių prasmę ir leiskite savo tikrajai esybei išgirsti tai, kas perduodama tarp žodžių. Nušvitimas perduodamas per tylą. Įsivaizduok tylą tarp žodžių. Tai erdvė, kurioje vyksta tikrasis perdavimas. Tai tarsi poezija, šokanti tylos krantais ir kviečianti tave įžengti. Leisk savo protui nurimti. Atsipalaiduok nuo poreikio suprasti. Leisk sau patirti tiesą be žodžių. Apšviesta poezija tai mąstymas Dievo mintimis. Tai mintis, pranokstančios mūsų įprastą supratimą. Tai sąmonės susiliejimas su pačia mintimi. Šios mintis neturi prasmės protui, bet jos įsirėžė į tavo DNR. Jos skirtos ne tau, o kitų įkvėpimui. Apšvietos būsena tai buvimas tuščiu, bet nuolat užlietų vidinės aušros vaivorykštės spalvų. Tai buvimas molberto, pačios visatos vaizduotei. Pajausk šią šviesą savo viduje. Leisk jai spindėti ir apšviesti tavo esybę. Būk atvira įkvėpimui ir kūrybiškumui.
Dabar skaičiuosiu nuo 1 iki 5 ir su kiekvienu skaičiumi vis labiau pabusi, jausdamiesi žvali, energinga ir rami. 1. Jaučiuosi vis labiau budri. 2. Tavo kūnas prisipildo energijos. 3. Tavo mintis aiškios ir ramios. 4. Jaučiuosi visiškai pabudus. 5. Atmerk akis, jausdamasi puikiai.